Sveiki, draugai, bičiuliai, mokiniai ir investuotojai. Kągi, jau paskutinios valandos beliko iki 2025 metų, iki 2024 metai jau praktiškai eina į pabaigą ir noriu visus pasveikinti su artėjančiais naujaisiais metais. Apie 2024 metus, ką aš galiu pasakyti iš savo pusės. Daugelis, kas mane stebėjo ir žiūrėjo, matė, kaip mes dirbome, ką mes darėme ir kaip visas mūsų projektas investavimas visiems didėjo. Man asmeniškai kaip traderiui buvo tikrai nuostabus metai, tiek rodžiau jums challenge'us, buvo praeita 100 000, 160 000 3 akauntai ir taip pat buvo uždirbta nemažai pinigų iš challenge'ų. Kas stebėjote, matėte, galėjote žiūrėti ir pastebėti, kiek buvo uždirbta bendrai. Per šios metus tikrai išleidome ne vieną mokinį kaip sakoma, į pasaulį, prekiauti. Ne vienas mokinys uždirbo nemažus pinigus, ne vienas mokinys praėjo challenge'us ir tuo noriu pasidžiaugti. Pasidžiaugti tom, kad yra progresas iš mokinių, kurie gali jau iš to savo nusipirkti kažką, sakykime, uždirbti ir nusipirkti tai, ko jie svajoja jau anksčiau, prieš pradedant mokytis. Taip pat noriu pasidžiaugti su tais mokiniais, kurie stengiasi pasiekti savo tikslų per tos 2024 metus. Ir taip pat noriu pasakyti, kad 2025 metai jums taip pat bus nuostabus. Nuostabus tuo, kad jūs pasieksite savo tikslą, nes aš būsiu su jumis kartu. Taip pat noriu pasveikinti visus tos žmonės, kurie yra prisijungę prie Invest projekto, prie mūsų coino ir juda kartu ir stebi, kaip šitas projektas auga. Tai galime sakyti, šių metų pabaiga davė kitą etapą kitiems metams pradžiai. Tai būtent su Invest coinu ir su mokymais. Taip pat kokie yra mūsų tikslai 2025 metais. 2025 metais tikslas yra mano asmeniškai parodyti, kaip mes prekiaujame, paleisti daugiau mokinių į pasaulį, kad jie galėtų uždirbti, padėti jiems suprasti, kaip rinka dirba. Taip pat išvystyti Invest coino galimybės, parodyti žmonėms, kas tai yra ir kokios galimybės yra su Invest coinu, taip pat pritraukti daugiau investuotojų, išplatinti mokymusi mūsų tiek rusakalbiams, tiek anglakalbiams. Turime menį, kad investavimas visiems pasiruošia mokymus tiek tiems, tiek visiems, kurie norės prisijungti ir galės ir iš viso pasaulio. Taigi, kągi, noriu palinkėti visiems stiprybės, kantrybės, nepasiduokite. Niekada nepasiduokite, kai siekite savo tikslo. Jeigu jau pradėjote siekti savo tikslo, eikite į galą. Stenkitės, kiek galite. Nors ir kas jums betrukdytų, kas be ateitų ar sakytų, kad tai nieko gero, nekreipkite dėmesį. Tiesiog judėkite į priekį. Ir su tuo noriu pasveikinti visus, būkite kantrus ir laimingų jums naujųjų metų. Iki.